Esu patenkintas šios dienos rungtynėmis, tą nuotaiką, kuri vyravo aikštelėje, tuo darbu, kurį atliko vyrai, tuo stengimuose. Aišku, tai yra dar tik tai didelio kelio pradžia, draugiški susitikimai, daug kas stringa, daug kas taisytina, bet ta nuotaika, kaip vyrai stengiasi, tai nieks negali pasakyti, kad, sakykime, jeigu ir nepasiseks, kad mes nesistengiam, kad neatidavėm jėgų, tai yra skatintina ir tai yra labai gerai. Klausimai, prašau. Aš turiu porą. Treneris šiandien Donatas Motiejūnas žaidė vidurio puolėjo pozicijoje. Tai pozicija yra ieškote vietos? Ne. Paprasčiausiai Donatas tenksimės išnaudoti sunkio krašto pozicijoje. Bet buvo tokių situacijų, atsimenu, pernai Europos čempionate, kada jis mums buvo labai reikalingas su savo judesiais, taip kad kartais pabandyti, kartais prisiminti tą, ką jis gali išnaudoti jo judesius po krepšiu, mes privalom. Ir antras klausimas, pirmoji žaidimo pusė, per pirmus du kėlinius jūs atkovotą kamuolį laimėjo 24-10, bet nebuvo nei vienos kitos atakos, tai buvo sąmoningai stabdomas? Negalvokite, kad mes nenorim pulti greitai, mes norim žaisti greitai, bet mes norim žaisti greitai protingai, ne aklai. Mes pirmoji pusėje padarėm 9 klaidas, kas stabdė mūsų greitą puolimą. Mes pirmoji pusėje nors ir laimėjom kovą dėl atšokusio kamuolių, bet leidom ir jiem paimti pakankamai tų kažkiek tai kamuolių. Aš nežinau, ar protokolas toks jau gana tikslus. Trečias dalykas, mes gana neblogai gynėmės ir pirmoji pusėje, bet jie pataikė kelis labai sudėtingus tritaškius, kas irgi stabdė mūsų greitą puolimą. Taip kad, o kada jau pasidarė tas rezultatas didesnis, tada ir rankos biškiai atsiriša, tada leidė savo daugiau improvizuoti ir leidė savo daugiau negu paprastai, todėl atsirado daugiau greito puolimo. Trenerio, kol kas geriausiai atrodantis aukštųjų tandemas broliai, Arnautovičiai? Žinot, nieko nenoriu išskirti, nors jūs jau kelintą dieną ar savaitę bandote kažką išgauti. Aš galvoju, tą dieną, kada man teks kai kuriems žaidėjams pasakyti, padėkoti ir pasakyti ačiū, bus viena iš sunkesnių mano gyvenime, nes pagal tai, kaip dirba treniruotėse, kaip žaidžia, visi verti rinktinės. Treneri, bet, sakykime, kalbant apie žaidėjus, gal kažką praleidai, bet bent jau nepastebėjau, kad bandytumėt šitoje pozicijoje ką nors kitą išskyrus, sakykime, Vasiliauską arba Juškevičių. Tai galima sakyti, kad vienas... Kaip? Vasiliauską arba Juškevičių. Dabar aš neturiu galvoje, kad nei Pocius arba kaip Češkauskas būdavo, sakykime, galėdavo tarsi eiti į žaidėją. Tai ar galima... O jūs visas mūsų rungtynės stebėjote? Aš stebėjau, bet sakau, galbūt kažką praleidau. Tai dabar, žinot... Jeigu jūs visą stebėjote, tai turėjot pamatyti, kad kokias 5 minutės Suomijai įsibūti žaidė pirmoji pozicijoje. Tai vienas dalykas, o antras galiu atsakyti su pilnu atsakingumu. Aš šiais metais stengiausi peržiūrėti ir rezervinę rinktinę, ir žiūrėjau ir tą jaunimo iki 20, ir to žaidėjus, apie kuriuos daug buvo kalbama ir man buvo informuotas, aš buvau. Deja, tai yra mūsų bėda šiandieną į žaidėjo poziciją. Daugiau žaidėjų paprasčiausiai jų nėra ir labai gaila, kad Janavičius gavo traumą. Jis buvo ant rinktinės slenksčio, bet dėja daugiau nėra. Treneri, ketvirtam kėliny ten Vasiliauskas tokia liuko, kai nepasisekė, tie dažniausiai treneriai pyksta, po tokia epizodų jūs paplojat. Matot, pykčiau, jeigu būtų kokie 2 ar 3 taškai skirtumas, pykčiau, jeigu būtų kažkur kvaila, bet kada lieka ten kelios minutės ir didžiulis skirtumas, jau pakankamai saugus skirtumas, tai ko ten pykti. With the comments about the game and questions Yes. asked. Okay. Right. Thank you. You go. I was okay with the halftime results, down 1, when you consider the fact that they had 13 offensive rebounds in the first half, but our savior there was we only had 6 turnovers. So their second shot opportunities, we offset that a little bit by not turning the ball over, and we made some big shots. In the second half, we had 13 turnovers in the second half, which wound up totaling 19 for the game.
We got out-rebounded 42-29, and we only shot 6 free throw attempts for an entire game of basketball. So I'll let you figure that one out, okay? We need to be more aggressive. We need to take the ball to the basket stronger, and then maybe we will get the opportunity to shoot free throws. Okay? Thank you. Coach, what happened to Jeter? I'm sorry? What happened to Jeter? Why didn't he play? We've got to make some tough decisions in the end of who we're going to keep when it comes down to the final cuts. And if we don't play these guys against good competition, how are we going to know if they're, which one of them to keep? So I'm trying to give them a chance to go out and play in meaningful minutes against good teams so we can look at it and say, we should keep this guy instead of that guy. And, it's part of it. Coach, do you see some difficulties in preparation due to political situation in Ukraine? Well, we tried to put that behind us. We've only brought it up early on when we all came together in the beginning. We have people on the team that have families that are involved in these areas that have been so dangerous, mothers and fathers, relatives. We have players that have lost jobs now because their teams aren't going to play next year, so they have to go find jobs somewhere else, playing for other teams. So there are some concerns, but I think they've done a pretty good job of as much as they can. Obviously, I'm not with them when they're on the phones at night talking to the people back there and finding out what went on today. But, they come to work, they come to practice every day, and they work hard. I think they've done a good job of separating, what's going on there with trying to zero in and focus and concentrate on what we're doing basketball-wise. But I really do feel for them because it has not, the last 10 or 11 months have not been easy for the country. Iš tikrųjų nebuvo lengvos rungtynės, varžovai nėra prasti, puikiai žaidė praeitą Europos čempionatą ir branduolys išlikęs, tai tikrai nebuvo lengvos varžybos. Galima sakyti, kad kol kas ukrainiečiai atrodė geriausiai iš visų buvusių varžovų? Negaliu sakyti, kad geriausiai, tiek Suomiai neblogai atrodė, bet Suomiai ir patys blogai žaidėm galbūt, bet vienas iš stipresnių varžovų. Tau čia asmeniškai tai buvo sunkiausia varžovų priekinė linija, prieš kurią teko žaisti? Galbūt taip. Turi jie tikrai stiprių vyrų, bet nenorėčiau išskirti irgi kažkurių priešininkų. Ar turite kažkada galvoti, kad už Lietuvos vykti čia kaip klaipėdietis žaisti Klaipėdos Arenos? Galvot gal negalvojau, bet tikėtis visada kažkaip tikėsi, o jausmas tikrai geras. Tai koks gali dar būti jausmas? Labai šaunus. Ar kažkiek įtampos nepridėtas faktas, kad prisijungė galbūt Jonas į treniruočiai panašiai šiam turbūt? Aš manau, sveika konkurencija yra visada gerai ir viskas gerai, kad jisai prisijungia. Jisai yra vienas pagrindinių mūsų aukštų žmonių. Nežinau. Su Kirilo Nataško teko pasistumtis, koks su Žalgiris prieš Vytą, koks pirmas įspūdis apie jį? Tikrai tvirtas vaikinas, matosi turbūt ir iš išvaizdos. Sunku pasakyti iš vienų rungtynių kažką apie jį daugiau, bet tikrai neblogo lygio žaidėjas. Trenerio asistentų grafikoje dirba Šarūnas Jasikevičius. Kaip pačiam atrodo trenerio karjerą pradeda, turbūt ir pernai daug patarimų duodavo, gal daugiau ne treneris, ne? Aš iš tikrųjų vertinu labai gerai, abu treneriai. Tikiuosi supras vienas kitą ir papildys vienas kitą, o kas liečia Šarūną, tai sveikintinas dalykas ir abiem jiems sėkmės. Buvo iš tikrųjų geros varžybos, ganėtinai tokios pilnos kontaktos, stiprių stumimų, nežinau kaip čia pasakyti, tokio kontaktinis žaidimas šiandien buvo tokio
ir ant baudos ribos. Tai iš tikrųjų, manau, turėjo patikti ir tiek žiūrovom, tiek mums davė naudos, kad ukrainiečiai ant galo dar labiau sustiprėjo, ta prasme, pradėjo dar stipresnį žaidimą žaisti. Pasistumdė truputėlį, tokios varžybos į naudą iš tikrųjų. O kontaktinis krepšinis labiau lietuviam naudingas ar ukrainiečiai? Parankus? Ką žinau, iš tikrųjų turim ir mes tų žmonių, kurie gali atlaikyti pakankamai. Bet manau, kad gal jam parankesnis truputėlį. Kaip paties sportinė forma, tai vertina, sunku įsivažiuoti? Tai dar ta sportinė forma, tai tokia, ką žinau, dar reikia truputėlį palakstyti, gauti varžybinę sportinę formą, ne tik ten, ką žinau, jau aikšteliai atrodo jau nepritrūkstų oro, jau bėgasi viskas gerai dar, tik tais reikia truputėlį dar to žaidybinio laiko ir kad įeiti tą varžybų ritmą ir manau viskas bus gerai. Tikriausiai sutiksiu su Jonu, varžybos buvo tikrai daug fizinio varžybose, buvo daug fizinio kontakto ir manau, kad pasirašymui tai buvo labai mums geros varžybos ir naudingos, kadangi čempionate kuo toliau eisi, tuo tas fizinis kontaktas tik tai didės ir turiuomenį ir teisėjai propagos labiau krepšinį kontaktinį daugiau. Tai reikia tokiam krepšinį ruoštis ir manau tik naudą mums čia. Kokias išvadas pavyko padaryti dėl pokalbės vienas? Stengiuosi dirbti daugiau. Nekreipiu dėmesį tokius dalykus. Nežinau, kunigėlis čia išrinko mane, sakė. Bus dar klausimų? Manau, taip pat išbandė vidurio puolėjo poziciją šiek tiek, tą pačiam tą poziciją kažkiek malonė. Nesvetima man į vieną poziciją. Galiu žaisti, kur reikia. Ir jis žaidėjo? Jo, jeigu reiks kalnėti, pakeisiu. Tai prie ko čia aš? Bendra statistika komandos. Ką? Oi, ačiū, panelė, va, matot, rūpestinga kokia. Ne, tai suprantu, kad laimėjom. Hebra, aš noriu pažiūrėti, ką mes, kaip laimėjom. Nu va, gražu žiūrėt. Kamaliukus laimėjom. Ką čia? Nu, pirmas, antras kėlinukas, biškį gynybai, reikėjo labiau pasistengti. Tai dar iš papasakoti, ką reikėjo padaryti geriau, ką gerai padarė. Nu, aš manau, kad nebuvo bendro kažkokio tai susipratimo retkarčiais. Kažkaip tai mes per daug norėjom individualiai žaisti. Neskaitėm situacijos, kur reikėjo vieną dalyką padaryti, darydavom visai priešingai. Tai vat manau, kad nebuvo tokio susižaidimo. Bet bendrai paimtai aš skaitau, kad vyrai stengiasi visi ir gal dėl to noro taip atsitinka retkarčiais, kad per daug noro yra, kiekvienas nori įrodyti savo vertę, savo vietą rinktiniai ir už tai taip gavosi tokių klaidelių. O ateityje aš manau, kad turi tvarkytis. Ir Ukraina, aišku, jinai ne pats silpniausias varžovas. Reikia pripažinti, kad jie tikrai praeitais metais Slovėnijoje per Europos čempionatą gerai žaidė. Ir ta pati sudėtis liko, tas pats treneris, ta pati filosofija. Ir tikrai reikėjo tikėtis iš jų tokio žaidimo, agresyvaus, gero, bet mes labai gerai sužaidžiam trečią kėlinį ir ketvirtą gynyboje ir už tai pavyko atsiplėšti ir paskui jau dabaigti varžybas. Dar šiandien sakot, kad kiti labai stengiasi, daro klaidų, pats žaidžiat kaip iš nautų sumetat savo taškelius, metinukus. Nu, bet aš bendrai sakau, aš irgi ir daug klaidų padariau ir kažkur tai pasą į pievą duodavau ir, žinot, atrodo, kad ten žmogus turi stovėti, bet duodu kamuolį nėra jo, o klaida tai mano.
aš duodu. Ir kažkur tai gynybai dar tikrai daug reikia pasistengti, daugiau atiduoti save, bet ateityje gal bus jų šviežesnis, todėl kad tikrai dabar esu ne tik tai aš, bet ir visi vyrai, biškai pavargę, čia natūralu, daug dirbam po vasaros, bet ateityje atsigauti ir aš manau, kad bus kokybiškesnis krepšinis ir gražesnis. Ketvirtam, nepastebėjau, kad užstrigome. Kiek mes taškų pelnėm? Ketvirtam. 10, nu jo. Gal ne tai, kad strigom, gal nepataikėm, sakau, gal jau žinot, 20 taškų mūsų ir kiekvienas jau nori tų taškų pelnyti ir nori, jau pajaučia, kad žaidimas baigtas, kad jau nugalėtojai mes ir pradeda toks skubėjimas, taškų taškų medžioklė ir už tai tos klaidos ir neparuošti metimai, bet ir daug savų metimų prametėm ketvirtam. Aišku, gal nuovargis, gal atsipalaidavimas kažkur tai, bet svarbu čia, žinot, puolimas, bet svarbu, kad gynybai. Jeigu nesekasi puolime, tai vyrai tikrai atidirbdavo gynybai 100%. Nu, momentais taip, dabar visi su energija, visi stengiasi, visi nori papulti į 12-uką ir čia natūralu iš vienos iš kitos komandos, bet taip ir reikia. Reikia biškį kontakto, todėl kad jeigu tu nestengsiesi, jeigu leisi varžovom laisvai žaisti ir jie, o jie dabar krepšinį visi moka žaisti ir pelnyti taškus.